Trumpa istorija iš mano gyvenimo. Tai žmonės sako, kad augimas yra gebėjimas išbūti diskomforte. Ir aš papasakosiu, kaip aš tai patyriau per labai gyvenimišką situaciją. Tai vieną dieną, karštą dieną, išsiruošiau eiti pasivaikščioti su savo mergaitėmis, su vežimėliu. Ir buvo išties karštas, svilino saulė. Ir aš, apsimoviau tokią avalynę, su kuria buvo tikrai per karšta, nes tai buvo uždari batai. Ir ėjau. Noriu tik tai priminti, kad aš gyvenau kaime, kuriame, žmonės labai komentuoja žmonių išvaizdą. Ir, tai nėra tas pats, kas vaikščioti Vilniumi, kur niekam niekas nerūpi ir, galiu bet kaip vaikščioti. Tai, žodžiu, išsirašiau pasivaikščioti, ir jaučiu, kaip taip karšta, nebegaliu, taip noriu nusimti tos batus. Ir galvoju, bet aš esu vidury gatvės. Daviau savo iššūkį, kad iki tol, kol prieisiu iki tam tikro medžio, aš nusimsiu batus ir tiesiog eisiu basa. Ir jūs neįsivaizduojat, kokia baimė mane apėmė. O Dieve, čia ir šitie žiūri, ir šitie, kaip aš čia dabar nusimsiu batus. Ir aš labai ilgai su savimi kovojau, kad nusimčiau batus. Tai tiesiog batai, aš nesiruošiau išsirengti nuogai. Bet baimė buvo didžiulė. Ir man nepavyko jų nusimti, iki kol priėjau prie to medžio. Ir tada galvoju, gerai, tada iki šito medžio. Ir vis taip koviausi su savimi ir galvoju, man nepavyks nusimti batų, aš kažkokia tai bailė. Ir paskui galvoju, bet ar ir taip gyvenime visą laiką bus, kiekvieną kartą, kai kažko tai bijau, kai kažkas nejauku, aš tiesiog mesiu tai? Ne, galvoju, aš turiu nusimti šios batus. Ir juos aš galiausiai nusiėmiau. Baimė niekur nedingo, diskomfortas vis dar gyveno mano kūne ir iš tikrųjų mano širdis daužėsi tuo metu. Bet iš kitos pusės aš pajutau tokią stiprią laisvę viduje ir visą tą kelią eidama namo, kas užtruko gal pusę valandos, aš visą laiką ėjau basa. Ir stebėjau, kaip keičiasi manyje mintis, emocijos. Buvo labai daug kažkokios baimės, susikaustimo, jis niekur nedingo, bet užtat aš jaučiau laisvę. Buvo labai įdomus patyrimas, ką reiškia išeiti iš savo komforto zonos, ką reiškia augti per diskomfortą ir priminimas, kad tas diskomfortas, ar tu pasirenki augti, ar pasirenki nedaryti dalykų, jis vis tiek bus. Bet jei pasirenki daryti tai, ko tu nori, tada bent jau jausi laisvę ir verta dėl jos stengtis ir išdrįsti. Pačioje pradžioje pradėjau galvoti, o Dieve, bent jau einu su vežimėliu ir normalia suknele, o tai pagalvotų, kad čia bomžė kažkokia tai eina. Ir paskui galvoju, pala, ką tu čia galvoji? Ar tau taip stipriai rūpi kitų žmonių nuomonė? Tai, žodžiu, labai daug tokių vidinių piktžolių iškilo. Tai jeigu galite kažką padaryti savo gyvenime, kad ir tokio labai mažo kaip ir aš, ir jeigu jūs tai šiek tiek gąsdina, pabandykite. Nes tada bus lengviau siekti kitų drąsesnių tikslų, lengviau bus susidurti su savo baimėmis, pamatyti savo vidinės piktžolės ir išsilaisvinti. Pasirinkit, kas jums atrodo, kas galėtų būti drąsu ir pradėkit nuo mažų dalykų.